atstovas, dar vienas Mike Jim atstovas, kurių mūsų šalyje yra toli gražu ne vienas apsilankęs ir Jordis Laretas vienas iš tokių. Labai su dideliu pasitikėjimu žengia į ringą jis. Jordis Laretas ir jo priešininkas Martynas Jasiūnas, kuris netrukus žengs į ringą. Martynas Jasiūnas. His opponent, ladies and gentlemen, red corner, fighter from Lithuania, Martynas Jasiūnas. Vendetos sporto klubo kovotojas. Pasaulio čempionate iškovojęs medalį. 2014 metai labai smagus buvo šiam kovotojui Malaizijoje vykusiame pasaulio Muay Thai čempionate. Jis tuomet tik 17 metų sugebėjo iškovoti sidabro medalį. Tai yra, aišku, didžiausias laimėjimas šio sportininko kol kas. Dabar jam 18 metų ir natūralu, kad tikslas yra dar daugiau pergalių. 1,86 cm, 71 kg. Gerokai aukštesnis už savo priešininką. Tai, tarkim, galėtų būti Martyno pranašumas prieš varžovą ir jo sekundantas, jo treneris, jo tėtis, kuris Martyną lydi visose kovose. Lietuvis jau yra ringe. Ladies and gentlemen, fighting for blue corner, 19 years old, weight 70 kilogram, official height 178 centimeter. His professional record, 6 wins, 3 by KOs, 5 losses. Participant and prizeman of fighting tournaments. Fighter representing Mike Jim, Holland, Jordi. Vienais metais vyresnis už Martyną Jasiūną, 6 pergalės, 5 pralaimėjimai ir Mike Jim akademija, kuri paruošia pasauliui net ne tai, kad dešimtus, turbūt šimtus paties aukščiausio lygio kovotojų. Ir Martynas Jasiūnas visada iki 71 kg svorio kategorijoje kovojantis Martynas Jasiūnas, kuris pristatytas pilnutėliai Vilniaus Siemens arenai. Ir kągi, 3 raundai po 3 minutės. Toks formatas, kaip ir bet kuriame kitame KOK turnyre. Ir netrukus teisėjas, tiksliau tariant, leis pradėti dvikovą. Ir pažiūrėsime, koks yra visų pirma Jordis Laretas. Martyno Jasiūno sugebėjimai daugiau ar mažiau yra aiškus. Kas yra smagu, kad abu kovotojai nieko nelaukdami pradeda super savo pasirodymą. Daug juda Olandas. Ir žiūrėkit, būdamas žemesnis, stengiasi kuo greičiau rasti prieimą prie Martyno Jasiūno. O kol kas lietuvis ilgiau taikosi ir ieško ilgiau savųjų šansų. Na, Jordis Laretas, įdomus kovotojas, tą mes galime matyti jau dabar, tačiau Martynas Jasiūnas nei kiek neprastesnis. Jo galinga ataka ir turėjo pajusti keletą malonių akimirkų Jordis Laretas.
Labai gaila, kad viskas sustojo nepasiekus, sakykime, epogėjaus. O galimybės viską užbaigti buvo dabar. Nepavykusi Olando ataka. Beveik 2 minutės prabėgo pirmajame raunde, iš ties greit bėga laikas. Ir sakykime, kad pirmajame raunde aktyvesnis turbūt yra Olandas, bet pačią geriausią ataką sugebėjo sukurti pirmajame raunde ne jis, o Martynas Jasiūnas. Šiek tiek judresnis ir greitesnis, man atrodo, yra Olandijos kovotojas. Ir štai, kaip jis stengiasi iš artimos distancijos priartėti prie lietuvio ir tik tada kurti ataką. Štai toks Martyno smūgis, tai nėra knockdownas, bet kokiu atveju Olandas turėjo pajusti smūgį, puikus bandymas iš kairės. Net jeigu energingesnis ir net jei aktyvesnis pirmajame raunde buvo Žordis Laretas, tai Martynas Jasiūnas atliko tikrai nemažiau tikslių smūgių ir tikrai nemažiau surinko taškų. Pirmasis raundas neatsakė į klausimą, kuris yra geresnis. Tik susidaro toks įspūdis, kad Martynas Jasiūnas išlaukęs savojo šanso gali, štai čia praleistas labai stiprus smūgis iš dešinės, po to netoks stiprus iš kairės. Na ir Martyno Jasiūno pati geriausia ataka, kurią labai staigiai stengiasi numalšinti ir numalšino Žordis Laretas. Susidaro toks įspūdis, kad Martynui kartais gali užtekti vienos geros atakos užbaigti šią dvikovą. Ir Žordi Laretas jau pasiruošęs antrajam raundui. Na štai taip, antrasis raundas prasideda dar aktyviau negu pirmasis. O, koks bandymas dešinę koją. Smūgiai kojomis taip pat yra gana efektyvus būdas Martynui įveikti priešininką. Jis tą sugeba kuo geriausiai. Ir turėdamas tokį ūgio pranašumą, jokios abejonės turi visai neblogas galimybės. Neprisileidžia lietuvis Olando, taip ir turėtų būti. Na ir pats toliau turėtų mėginti smūgiuoti iš to tolimesnės distancijos. O, kokia graži ataka. Galbūt ne tiek efektyvi, kiek efektinga. Pusėje antrasis raundas. Taip labai primena atidarimo dvikovą, kai antrasis raundas prasidėjo aktyviai, tačiau po to kovotojai lyg ir tapo atsargesni. Dar vienas klinčas, teisėjas priverstas skirti kovotojus.
Kokią ataką dabar sukuria Olandas. Dar vienas, bent jau vienas tikrai smūgis jo pasiekė tikslą. Ir tai yra atkarpa, kurioje Žordis Laretas yra pajėgesnis už Martyną Jasiūną. Publika nori daugiau. Publika reikalauja daugiau ir čia galbūt laikas yra šiek tiek rizikuoti. Aišku, negalima pasiduoti publikos reikalavimais pametant galvą, bet kažkiek galbūt ir galima būtų surizikuoti ir bandyti viską įspręsti greičiau. Aišku, to norėtųsi sėdint prie monitoriaus ekrano ir stebint šią kovą. Kada sportininkai kovai ruošiasi po kelis mėnesius, aišku, jie puikiai supranta, jog ta viena klaida gali kainuoti pernelyg daug. Antrasis raundas irgi jau yra praeity. Nežinau, ar Žordi Laretas yra įgijęs kažkokį pranašumą. Gal labai minimalų antrojo raundo antroje pusėje buvo tas momentas, kai sudavė kelis smūgius Martynui Jasiūnui. Tačiau čia matome ir Martynas sugebėjo pamaitinti tikslius smūgius savo priešininką. Galbūt stebint štai šios vaizdus ir matant, kad Žordi Laretas smūgiavo daugiau, tačiau jo smūgiai tikslo nepasiekė, galbūt ir neleidžia taip užtikrinti sakyti, kad jis turi bent kokį pranašumą prieš Lietuvos kovotoją. Trečiasis raundas ir trečioji 3 minučių atkarpa, kurioje viskas turėtų paaiškėti. Na, nebent teisėjai nerastų sprendimo ir nuspręstų, jog reiktų ir papildomų 3 minučių. Tokio varianto kol kas irgi negalime atmesti. Jei po pirmojo raundo atrodė, kad taip kovodami vis tiek jie ras būdą dvikovą užbaigti greičiau, tai antrajame raunde kažkaip to nepastebėjau. Stengiasi pirmų numerių kovoti Loretas. Ir vėl skirtingai nei antrajame raunde mes matome, kad Martynas Jasiūnas jį prisileidžia per arti. Štai toks mėginimas, gražiai atrodęs. Ir aktyvesnis ir toliau yra Olandas. Nuovargis jaučiamas ir visų pirma, tai reiktų sakyti apie lietuvį. Olandas primetė savo taisyklės, kaip reiktų kovoti šioje dvikovoje. Deja, bet yra taip. Ir trečiasis raundas parodo tai, kad Martynas Jasiūnas bent jau šiai akimirkai atrodo kiek silpnesnis už Olandą. Matome, kad dar vienas tikslus Olando smūgis. Antrajame raunde labai sėkmingai viską daręs lietuvis. Dabar šiek tiek dar vienas tikslus smūgis. Ir dar vienas tikslus smūgis. Paskutinė minutė ir paskutinysis raundas neabejotinai priklauso Olandui. Paskutinėse sekundės.
Tiesą sakant, tikėjausi iš Lietuvos kovotojo daugiau. Aišku, priešininkas labai stiprus, tačiau jo spaudimo lietuvis atlaikyti nesugebėjo. Ir šioje situacijoje šansų laimėti lietuvis neturi. Begrijp je nou wat ik bedoel? Zo moeilijk is het allemaal niet. Dar kartelį patys kiečiausi trečiojo raundo veiksmai, labai pavojingas smūgis iš kelio. Na ir čia atrinkta buvo pakankamai nedaug, bet trečiajame raunde neabejotinai iniciatyva priklausė Olandui. Nagi, laukiame teisėjo sprendimo. Ladies and gentlemen, just decision, extra round. Teisėjų sprendimu yra skiriamas papildomas raundas ir tai reiškia, jog Martynui Jasiūnui suteikiamas dar vienas šansas. Atrodo, kad ir pats nesitikėjo lietuvis su tokio sprendimo. Ir jis yra bent jau išoriškai atrodo žymiai labiau pavargęs negu Olandijos kovotojas. Bet šansų jis aišku, kad turi. Vienas geras smūgis ir viskas būtų baigta. Ir ką, kovotojai kviečiami atgal į ringą. Ekstra raundui ketvirtasis raundas ir ketvirtoji 3 minučių atkarpa. Štai taip prasideda šis turnyras. Jeigu atmestumėm atidarimo kovą, čia mes jau pamatėme labai gerų epizodų. Na ir Olandas atrodo nusiteikęs viską išspręsti pakankamai greitai. Stengiasi tik gintis Martynas Jasiūnas. Keturiasdešimt sekundžių pratęsime prabėgo Martynas Jasiūnas. Sakykime, toks pat kaip ir trečiajame raunde, toks pat yra ir Olandas. Jis yra aktyvesnis, jis yra išsaugojęs daugiau jėgų. Na ir mano nuomonė, jis vis dar yra arčiau pergalę. Štai Martynas pabandė atsakyti, tačiau po to prasileidžia labai stiprius smūgius ir tai yra viskas. Net neskaičiuoja iki 10 teisėjas. Visgi skaičiuoja, bet labai sunkiai atrodo lietuvis. Galės tęsti ar ne? Na, iš karto net gydytojas pakviestas prie ringo. Viskas, teisėjas rodo, jog ši dvikova baigta ir Olandas Jordi Laretas iškovoja pergalę.